Tai va, yra grįžta į gimtą kraštą. Buvom jau išlipę į krantą, žemės nebučiavom. Buvo linguoj, bijojom dantis išsidaužyti. Va. O daugiau, ką dabar? Relaksas visiems visur. Kas žaidž, kas lašinį pjausta, kas alų geri, žodžiu, toks. Keista, kad nesiubuoja. Nu, siubuoja, bet kitaip. Bet nesmarkiai. Ne taip kaip paskutinės pusantros paros. Jo, nereikėjo taip kampui horizontas. Mes plaukiam visą dieną, visą naktį, dar visą dieną. Labai keista man. Ir atplaukiam. Nuputė tave. Nuputė. O gal ir nudegiau. Vėliavai budėja pusantros naktinės. Pusę naktinės naktos. Nuo kada? Nuo 11 iki pusę 4 gausiu. Jo, iki pusę 4 panašiai. Ryto. Paskui jau nuo pusę 4 aš atėjau. 4-5. Ai, bet čia Lietuvos laikų gal. Lietuvos laikų po 4, bet... Vienu žodžiu ilgai budėjom, bet visai taip stebėjom, aš tik jaučiu, kad man galva kna, bet biški, nieko neprasnaudžiu. Udrys knygą perskaitė beveik. Bebudėdamas naktį, bet jūra neišgazdino kažkaip, nes nebuvo tokia. Labai rami buvo jūra. Visą laimę. Su varikliu daug labai plaukiam, paskui jau nuo jau dieną, aš jau ta prasme, aš vaktą kaip ėmiau, tada išsikėliau grotą. Argenoje, ką aš čia, kažką išsikėliau. Žodžiu, jau atsirado biški vėjo, kai jau galima buvo su vėju, tai dar pabirbėm, paskui biški į vėjų. Visai plaukiam, žodžiu, bet su varikliu tai daug plaukiam šį kartą. Bet, patys rinkomės tokį orą. Šiandien jau paskui pūtė nemažai. Tai jau šiandien negalės skūstis. Buvo tokių momentų, bet žodžiu, visai neblogai čia mes praplaukėm. Ir atplaukėm, įsikūrėm. Sakėm, reikia biški Klaipėdos uostui pasitempti. Net ne biški reikia pasitempti labai, nes taip liūdnai atrodo visas servisas. Rankenos išgriuvę, išklibę, šviesos kur dega, kur nedega. Vienu žodžiu, švaros ne kažką. Vienu žodžiu, liūdnai. Pats servisas irgi ta bendravimo kultūra su žmonėm, Lenkai prieš tai atėjo. Taip, kaip čia pasakius. Tai šiaip reikėtų bent jau padaryti automatiką, nesuk galvos. Ne kažką čia kainuoja brangiau. Apšvietimo nėra. Ateinant iki laivo mums visai tolokai ateisi. Tai taip turi žiūrėti, kur virvė, kur laidai. Elektros pajungimai, tai tamsu reikia pasišviesti. Rekybai tiltelis geriau apšviesti. Tikrai taip. Kur jau sakėm, irgi jau taip reikėtų ranką pridėti, bet jau geriau apšviesti. Man atrodo jau. Bet šiaip iš esmės viskas gerai. Bet vis tiek šalį reprezentuoja, tai galėtų kažkas pasistengti, nežinau, kas čia turėtų pasistengti. Reiks bombėti prie progos. Iš visų uostų turbūt prasčiausias, ką mes buvom radę. Aš sakyčiau. Visbis irgi toksai apišodinis biški. Nesakyk. Patys tie dušai tokie irgi, ta prasme, visbisai irgi apišodinis palyginus toks kur. Su švara, gal jo. Prasme, ten, kur nėra konkurencijos ir daug norinčių į tą vietą, tai ten paprastai tie uosteliai žodiniai. Kur konkurencijos aplinkui daug ir jie nori ten kažką tai padaryti, tai tada jau viską jie susitvarko. Tai va, čia tas pats. Kas čia alternatyva Klaipėdos tam uostelį? Jokios alternatyvos. Nenori nestovėk, gyvenk jūrai. Tai už tai jie čia per daug nepersistengės, maždaug kur tu dėsis. Smiltynės uostą, ten irgi tai dušai tokie, ta prasme. Ten per varžybas jį būn dušai. Bet ten irgi tų vietų labai ribotai, ten be to kitam krante. Žodžiu, Lietuvoje su uosteliais ne kažką, nes nėra iš ko rinktis. O kai nėra iš ko rinktis, tada nieks labai nesistengia. Tai čia tokia. Su pabumbėjimu į pabaigą, bet vis tiek įsipatogis. Su džiaugsmu. Grįžo. Jūra buvo labai graži. Ir graži rami. Ir saulėlydžiai, ir saulėtekiai, ir bandelė su cinamonu.
bandelės, ir pietus, ir pusryčiai. Ir Viskas, tėvas žodžiu, miegojo. Ir aš mėgojau. Nu, porą kartų. Ne, Dieną ne. leidom numigti. nu, į dieną biškį. Ir iš vakaro. Ir tas bjauriausias laiks, kur man iki 3 valandos. O mums tai nieko su Udriu, mes mėgstam. Nu, o aš jau paskui atsikėliau, viskas ten gerai. Naktinėti tai mums nebuvo baisu. Tai ką, tiek tada. Iš ryto gal dar ką nors įdėsim daugiau. Žiūrėsim, dabar jau normalus ryšys galim daug sudėti. Bet ką čia nemontuotą dėsi beleką. Apibendrinimą dabar įdėsim va tokį. Tai ką, matė, mes jau čia vietoj Labą. nebeišsisuks. Labą naktį.